Sveiki sugrįžę į Delfi dieną, kaip jau supratote, paknyginėti. Šį kartą rubrikoje išgirsime skaitinių rekomendacijas jaunuoliams. Tad vaikų ir jaunimo literatūros ekspertė Eglė Baliutavičiūtė atsinešė čia keletą pasaulinių bestsellerių būtent jaunimui. Sveiki, Eglė. Sveiki. Tai suprantu, jau galite pasufleruoti, ką čia kalėdoms dovanoti jaunam žmogui, ar ne? Nes ypatingai paaugliams tai sunku išrinkti dovaną, aš įsivaizduoju. Tikrai taip, bet aš norėčiau šiek tiek nuo kitko pradėti ir priminti apie vieną labai gražią Islandų tradiciją. Kiekvienais metais praktiškai visi Islandijoje gauna dovanų kalėdoms knygą. Be kitų dovanų, tiesiog dar ir knygą. Net vakare būna, kad susėda šeimos, skaito su karšto šokolado puodeliu. Ir ar nebūtų nuostabu, jeigu ir Lietuvoje knyga įgytų tokį stiprų vaidmenį kaip svarbi dovana vaikui, suaugusiam, jaunuoliui, nesvarbu kam, kalėdų proga vietoj kažkokio šokolado puodelio ar dar vieno kavos ar arbatos puodelio. Atrodo, būtų labai šaunu. Ir iš tiesų dovana yra labai nuoširdžiausia galbūt dovana, kokią mes galime padovanoti vieni kitiems, nes dovanojame ne tik knygą kaip fizinį daiktą, mes dovanojame tam tikrą palinkėjimą, emociją. Pavyzdžiui, šios knygos, kurias aš šiandien atsinešiau, linki ir nuotykių, linki stiprių išgyvenimų, meilės, linki būti savimi, išdrįsti būti savimi, svajoti ir taip toliau. Ir kokią mes knygą be pasirinkam, mes dovanojam tam tikrą lūkestį ir emociją kitam žmogui. Ir tai yra daug daugiau negu kažkoks daiktas, kurį labai lengvai galime apčiuopti. Čia aš taip manau. Labai graži mintis, tikrai. Aš net nebejoju, kad kai kurie būtinai tą perims. Būtų labai džiugu. Taip, tai galės parašyti, Eglė, parašykite, jeigu pasinaudojate būtent šią rekomendaciją. Keliaukim prie knygelių, gerai? Taip, atsinešiau net 5 knygas, kurios yra pasauliniai bestselleriai jaunimui. Ir jaunimą reikia, aišku, suvokti labai plačiai, ne kaip vien tik vyresnius paauglius, bet jau ir pilnamečius žmonės, kurie yra jaunimas vis dar ir tikrai skaito tokio pobūdžio knygas, jas mėgsta. Tai pirmoji knyga yra Drakonų kalba. Nauja visiškai serija, bet jau pasaulyje sulaukusi didžiulio atgarsio. Jinai pasakoja apie drakonų kalbą, apie merginą, kuri turi iškoduoti ją. O jeigu neiškoduos, didelė nelaimė gresia visai jo šeimai ir taip pat jai. Tikrai labai įdomi knyga, nuvedanti į 1923-uosius. Sakyčiau, intriguojanti, kur bus visko, ko trokšta romantinės fantastikos gerbėjai. Mane labai domina, kaip ta kalba skamba. Reiks paskaityti. Būtinai. Antra knyga, tai jau nebėra naujiena, tai yra 4 sparno 3 dalis, kurios labai laukia skaitytojai, žinau, nes jinai pamėgta ir pasaulyje, ir pirmosios 2 knygos tiesiog nušluotos iš lentynų buvo Lietuvoje. Ir šita knyga irgi apie drakonus ir apie drąsią merginą, kuri ištvėrusi koledžą turi imtis ginti savo karalystę ir pasiryžti dalykams, kurių manė, kad niekada negalės pasiryžti daryti. Ir aišku, apsaugoti visus, taip pat ir savo mylimąjį. Tai drakonai kažkaip turi didelį populiarumą tarp jaunuolių. Labai populiari tema drakonai ir veikėjai. Toliau prie magiško, velniškojo, ar neskaičiaus 13. Taip, būtent. 13 vaikas. Taip, pagrindinė veikėja yra 13 vaikas ir dėl to jinai visą laiką jautėsi kitokia. Be to, jinai nuo pat mažumės buvo pažadėta mirties dievui. Ir jinai turi ypatingą galią. Jinai turi gydymo galią, jinai gali išgydyti ligonį, bet jeigu ligonis yra pasmerktas mirti, jinai privalo nutraukti jo kančias. Ir nužudytųjų sielos ją šmėklos persekioja ir galiausiai jinai turi pasirinkti, prieiti tokį pasirinkimą, ar pasiduoti savo tikriesiam troškimam, meiliai, kuris susijusi, aišku, ir su jos galiomis, ten įsipina tam tikri dalykai, ar pasiduoti savo pareigai, nes jinai yra prisižadėjusi būti ta gydytoja, gydūnė, kuri arba nutraukia kančias, arba išgydo ligonius. Tai tikrai tokia labai intensyvi, daug ir romantikos, ir vaikščiojimo, galima sakyti, peilio ašmenimis šitoje knygoje. Toks skamba, kad daugiau mistiko šiek tiek jau ir pats viršelis tą Tikrai suponuoja. taip. Vėjo valdovė tada Čia toliau. irgi šiek tiek gal primena jau aprašytąją šiek tiek knygą tuo, kad vėl kalbame apie ypatingą merginą. Šiame pasaulyje mišrūnai, tai yra žmonės, kurie turi elfų kraujo.
fėjų, atsiprašau, kraujo yra pašalinami, jie laikomi pavojingais, o jinai kaip tik ir pagrindinė Rija turi fėjų kraujo ir aišku, jai grėsia didžiulė grėsmė, bet nuo to ją išgelbėjo komandoras vienas ir jinai, leisdamas su juo į kelionę, sužino labai daug apie save. Ne tik, kad tiesiog yra mišrūnė, turi fėjų kraujo, bet kad turi ypatingą žymę, rodančią, kad jinai yra viena iš 4 stichijų valdytojų, galinčių atvesti pasaulį į balansą tarp magijos ir nemagijos, bet tai gali turėti didžiulę kainą. O plus dar tas šaunus komandoras, kuriuo neaišku, ar galima pasitikėti ar ne, ir ten daug visokių intrigų jau girdžiu. Tikrai taip. Ir paskutinioji žudanti šviesa. Taip, šita gal kiek netikėta knyga, nes jinai nuveda net į Vatikaną. Bet šitas pasaulis alternatyvus. Čia veikia ir žmonės, ir demonai labai puldinėja žmonės, ir 2 pagrindiniai veikėjai, kovotojai, labai skirtingų temperamentų, nelabai pasitikintis vienu kitu, bet ten, aišku, žybsia aistros tarp jų. Jie keliauja į Vatikaną, kad išsiaiškintų, kas vyksta, kodėl demonai šitai puola žmoniją. Ir tose slaptuose archyvuose jie atranda labai netikėtų dalykų, kurie gali pakeisti visą karo eigą. Tai, aišku, sakau, tai yra nuotykių, meilės, aistros ir vaikščiojimo ašmenimis kupinos knygos, kurios tikrai patiks tokio žanro mėgėjams, jie tikriausiai jau žino tos pavadinimus ir laukia netgi, kada tos knygos pasirodys. Netgi taip, čia visą ant stalo turime nuotykių pliūpsnį. Užgirdau, ačiū Egle už tai, kad atsinešėte ir parekomendavote tai, kas tikrai verta dėmesio. Ačiū Jums.